nepavyko pergalingai ir nestartuoti Mėgėjų lygoje, ir sakykit, kokios to priežastys buvo? Na, pirmiausia, tai gal jaunystė, šiek tiek jauduliukas savo padarė. Turim porą sergančių žmonių, tai pritrūko rotacijoje, žmonių nuovargis savo padarė. Na ir šiaip labai prastai pradėjom trečią kėlinį kažkokie vaikščiojantys. Po to truputėlį atsigavom, bet aš debiutu patenkintas. O sakykit, ar patenkintas savo auklėtinių žaidimų, kurį šiandien matėme? Tai pakankamai neblogai. Mes šiaip senokai turėjom varžybinės praktikos, tai manau, kad ateityje dar turėtų gerėti reikalai. Sakykit, koks yra jūsų komandos tikslas kaip jaunos komandos, ar ne šiandien? Apsižaisti, įgauti patirties, kadangi dauguma abiturientų jau jie pabėgs šįmet iš manęs po šito sezono. Tai taip kaip ir ateityje numatė, jeigu mums čia viskas gerai klostysis, dalyvausim ir toliau jau kaip studentai. Sakykit, kokį vaizdą paliko Montoro komanda? Komanda tikrai labiau patyrusi, žaidžia protingą krepšinį, mums buvo tikrai naudinga. Gerai, ačiū Jums. Treneris, sveikinimai, iškovojus pirmąją pergalę, ar ne? Debiutas Marijampolės krepšinio Mėgėjų lygoje, ar ne? Sakykit, kaip jaučiatės? Gerai, daug broko, bet pergalė yra pergalė, kad ir kaip jinai sunkiai pasiekta būtų. Sakykit, kaip ruošitės prieš šias rungtynes? Kažkokio specialaus ruošimosi nebuvo dėl to, kad bendrų treniruočių neturim, yra iš skirtingų Lietuvos kampelių suvažiavę žaidėjai. Yra keletas, su kuriais žaidžiu jau daug metų ir tiesiog suėjom ir ieškojom tos geriausios startinės sudėties. Sakykit, su Kalvarijos komanda iš pradžių dar kovėtės skirtingų sulgės ir net tik vėliau pavyko, ar ne? Tai draugės, sakykit, kas lėmė tas? Aš manau, kaip ir sakiau, daug naujų žaidėjų, reikėjo atrasti optimaliausią sudėtį. Jie yra jauni, pas mus yra šiek tiek vyresni ir stambesni, tai pasiteisino, kad įleidom žemesnį penketą, reikėjo tiesiog agresyviau žaisti, kibiau ir, kaip matėt, pasiteisino. Sakykit, apskritai, kokie tikslai yra jūsų komandos šiame sezone? Net nežinau, kaip pradžioje sezono buvo galvojama, kad grinai tokia žvalgyba, bet kaip matot, turim galingų žaidėjų ir manau, kad jeigu susižaistume, tai manau realu net patekti ir į A divizioną. Supratau, ačiū. Ačiū. Pirma pusė buvo gana lengva, gal patikėjom, kad lengviau bus žaist. Ir antra priežastis, tai antra pusė pralošta, kaip sakyt, kova dėl atšokusių kamuolių. Viską sumetė po antrų šansų, tai tokios priežastys. Pirmoje pusėje pirmavot ir kas atsitiko vėliau, jog atidavėt iniciatyvą visiškai? Kaip ir sakiau, pagalvojom gal, kad žaisim lengviau, o varžovai antroje pusėje susirinko kamuolius, kartuo metimus, pelnė daug lengvų taškų. Mūsų šiandien nedaug ir susirinko, gal pritrūko tų jėgų kvapo. Sezono pradžia nelabai bėgioja, tai sunku buvo. Supratau, sakykit, ar su papildomais žaidėjais, kurių šiandien nebuvo komanda, atrodys kitaip? Manau, kad taip. Kiekvienais metais sunkiai pradedame, paskui įsivažiuojam kažkaip, tai tikimės, kad šiais metais bus atsitikti. Sveikinimai su komanda, kaip ir pavadinimą pakeitė, ar ne, bet kaip ir supratau, kaip ir ta pati komanda, ar ne, liko tik prisijungi naujų žaidėjų. Bet kaip pats vertinat rungtynes? Tai matėme dvi skirtingas komandas, sakyčiau, tai Griausmas ir Griausmelis. Pirmoji pusė labai prastai, čia psichologiškai tikriausiai dar vis tiek komanda nesusižaidus. Antroji pusė gal ir varžovai šiek tiek pavargo ir įrodėm savo pranašumą šiandieną. Supratau, apskritai lyginant jūsų komandą praeitais metais ir šiais metais, kaip jį pasikeitė? Branduolį iš tikrųjų išlaikėm, liko 8 žaidėjai. Ir pasipildėm naujokais, ta prasme, šiais metais keliam savo aukštesnius tikslus negu pernai, tuo ir pasikeitė. Supratau, tie naujokai kaip įsilėjo į žaidimą komandai? Neblogai, manau įsilies dar geriau. Ir kokie šio sezono tikslai tuomet? Dabar stengiamės patekti į A pogrupį, lygą tiksliau, o paskui žiūrėsim. SKK, ar ne, kaip ir nauja komanda, tačiau daug matytų veidų, ar ne? Ir sakykit pradžią apie jūsų savo komandą, kokia tai komanda? Bandėm branduolį pernai metų išlaikyti, daug nepavyko, pasimėm naujų žaidėjų, biškį gal stipresnių, manau, kurie pernai buvo gal silpnesni, kažkiek tiek mažiau žaidžiantys, neėmėm į komandą ir tiek. Kalbant apie šias rungtynės debiutinės, ar ne, iš pradžių pradėjot kiek vangokai rungtynės ir atrodė, jog priešininkai tikrai sutriuškins jūs, bet vėliau parodėt charakterį ir atsiteisit, ne? Tai sakykit, kodėl ta pradžia tokia buvo? Pradžia nauja komanda, vis tiek tų treniruočių nieko nėra, vasaros visi per vasarą mažai žaidė. Paskui įsivažiavo, gal jaudulys kažkoks kitiems buvo. Pataikėm kelis sunkesnius tuos metimus, grįžom į tais varžybas kažkiek.
tikėjausi, kad ir po pirmo kėlinio gali būti blogai. Supratau, o sakykit, būtent ką keitėte žaidime, jog pavyko stabilizuoti tą padėtį ir netgi, priartėti? O vangiai gintis labai pradėjom, paskui pasistengėm, gynybą visur, aišku, nespėjom, jie greitesni, matosi, viens prieš vieną irgi geriau žaidžia. Pagelbėjom vieni kitiem, buvo tų kvailų labai pražangų, tokių visko. Taip, tai dėl gynybos pradžioje viskas. Supratau, na ir sakykit, kokį vaizdą paliko būtent aikštelės 44 komanda? Komanda gera, už mus tikrai stipresnė, o rezultatas savo tai rodo ir vis. Aikštelės 44, vyriausiai treneriai ir žaidžiantį treneriai Žilviną Kuklėrių, taigi Žilvinai debiutas ar ne Marijampolės krepšinio mėgėjų lygoje ir sakyk, koks jisai buvo? Smagu susitikti su senais bičiuliais. Vytautas Kučas mes kartu užaugę treniravusi, Arūnas Krivonis, kurį kartu esam žaidę. Smagu, Marijampolės krepšinis gyvas, tuo labai džiugu. Kalbant apie rungtynes, ar ne, kokios jos buvo iš pradžių, kaip ir atrodė, kad nuvažiuosit kaip tankas šiandieną, bet vėliau sustojot, kas tai lėmė? Nesakyčiau, kad sustojom, gal sumažinom apsukas, o šiaip davėm visiems pažais, kad visi pajaustų malonumą krepšinio ir puikiai priešininkus galiu pagirti, tikrai kovojo, o čia yra charakteris. Šiandien pamatėme charakterį, kad kovoti reikia ir to gali būti rezultatas. Sakykit, kiekvienos komandos klausimas, su kokiu tikslu ateinat į šią lygą, ar ne, tai jūsų irgi to paties klausimas, koks tikslas? Pirminis yra mėgautis krepšiniu. Pirmas mėgautis, žinoma, laimėti, kiek galima daugiau varžybų. Žodžiu, kad jeigu mėgausiesi, tai reiškia ir laimėsi. Tai